Aleliuja. Mes turime tęsinį šiandieną. Kas manęs nepažįsta, aš kalbu trumpai visada. Ir mes turime dėl to tęsinį. Praeitą kartą mes kalbėjome su jumis apie laiką ir kad yra laikas po dangumi visokiam dalykui. Ir net atsinešiau savo 2 senus lapus, kuriais Viešpats mus mokė ir džiaugiausi su jumis kartu tuo žodžiu. Haleliuja. Ir aš pradėjau praeitą kartą nuo Ekleziasto 3:1. Ir ši vieta buvo bazinė ir mes žvilgtelsime į ją. Mėginsiu atsiversti. Viskam yra laikas, metas kiekvienam įvykiui po dangumi, yra laikas gimti ir mirti. Laikas sodinti ir rauti, kas pasodinta, yra laikas žudyti ir gydyti, laikas griauti ir statyti, laikas verkti ir juoktis, laikas gėdėti ir šokti. Yra laikas mėtyti akmenis ir juos vėl surinkti. Laikas apkabinti ir susilaikyti nuo apkabinimo. Yra laikas įgyti ir prarasti. Laikas laikyti ir išmesti. Yra laikas perplėšti ir susiūti. Laikas tylėti ir kalbėti. Yra laikas mylėti ir nekęsti. Laikas karui ir taikai. Kokią naudą turi tas, kuris dirba iš savo triūso? Aš regėjau užduotį, kurią Dievas davė žmonių vaikams. Jis skirtų laiku viską puikiai padarė. Jis įdėjo amžinybę žmogui širdį, kad nė vienas žmogus nesuvoktų Dievo darbų nuo pradžios iki galo. Haleliuja. 15 eilutė. Kas buvo, tas ir yra. O kas jau yra buvę. O kas bus, jau yra buvę. Dievas pašaukia praeitį. Tai buvo tų 2 dalių, kurią šiandien antrą dalį kalbėsiu, bazinė vieta. Labai spirgėjau pasidalinti ir gerai, kad neuždelsėme ir manau tie, kas klausėt, neužmiršote, todėl nesikartosiu dėl laiko stokos. Ir šiandieną atkreipsime didesnį dėmesį į pradžios 18 skyrių ir žavi ta vieta. Man labai patinka kalbėti ne tiek mokymą, kiek tai, kas sužavi ir norisi pasidalinti ir tu toks viduj, wow, kaip faina, kad Viešpats tai kalba. Ir ta vieta sužavėjo. Viešpats pasirodė Abromui prie Mamrės ąžuolų, kai jis sėdėjo palapinės prieangyje pačioje dienos kaitroje. Jis pakėlęs akis pamatė 3 vyrus stovinčius prieš jį. Jis išbėgo iš palapinės, nusilenkęs iki žemės, tarė: mano viešpatie, jei radau malonę tavo akyse, prašau, neaplenk savo tarno. Ir štai, kai šie 3 vyrai iš Dievo, angelai, aplanko Abraomą, mes jei toliau skaitysime, jis gauna žodį savo. 10 eilutė sako, vienas iš jų tarė: aš tikrai sugrįšiu pas tave kitais metais. Aš ką tik skaičiau, kad viskam yra laikas. Ir štai čia pasakyta kitais metais. Dievas žino, kada reikia jam sugrįžti ir kada ką pasakyti. Tuo neabejokime. Kitais metais, šiuo laiku. Ir tavo žmona Sara turės sūnų. Sakysi, o kaip čia Dieve taip sureguliuoji? Juk žmonės laisva valia vaikus augina ten, ar ne? Vyras, žmona, vaikas, kaip tai gali būti? Ar tu Dieve ir Abromai laikas pas Sarą, nes tą valandą man reikia pas tave ateit, kad įsipildytų pranašystė. Nieko panašaus Dievas nedaro. Bet sako, yra laikas. Ir Sara klausėsi ir susijokė. 14 eilutė. 13.
Kodėl Sara juokėsi? Ar iš tikrųjų gimdysiu būdama pasenusi? 14 eilutė. Ar yra kas nors viešpačiui neįmanoma ir žiūrėkit vėl kitais metais, numatytų laiku? Ir čia tau duoda ramybę ir tvirtumą, nes viskas, kas tavo gyvenime įvyksta, numatytų laiku. Nėra padrika. Žiūrėkime gamtą. Jeigu yra žiema, ar kada nors matėt po žiemos, kaip staiga sausio pabaigoje vasaris ir jau tuoj turės būti pavasaris ir staiga 30-40 laipsnių ir taip karšta ir paukščiukai jau parskrido, o paskiau staiga kitą dieną vėl varvekliai visur. Ne, pas Dievą yra tvarka, yra laikas numatytas. Šiek tiek gali pasviruoti vieną kitą pusę, bet chaoso nėra. Ir tai tau duoda vidinę ramybę tavo gyvenimui. Kai kurios merginos dabar sėdi ir galvoja, o man jau 18, aš dar nieko neturiu. Viešpats numato. O kitos sako, man net 20 ir aš dar visai niekada neturėjau berniuko, su kuriuo galėčiau pasilaikyti už rankų. Brangieji, yra viskam laikas, Dievu numatytas. Ir kiek tu beskubintum įvykius, Dievas sako, aš užrašęs dar tau negimus. Viskas, kai žiūrėsi atgal, būdamas 90 ar 100 metų, tu suvoksi, kad nieko tavo gyvenime nebuvo chaotiškai. Viskas parašyta 14 eilutė numatytų laiku. Ir štai eisiu prie vietos, kuri mane sužavėjo. 16 eilutė. Po to tie vyrai pakilo. Liktai 16. Po to tie vyrai pakilo ir ėjo Sodomos link. Ir Abraomas ėjo su jais, norėdamas juos palydėti. Kartais reikia palydėti. Tai nereiškia, kad reikia įsikibti vieno kažkokio pamokslininko ir kitų nebegirdėti, aš ne apie tai. Bet kartais reikia įsikibti, kad gautum žodį. Tam, kad dar palydėtum. Tu gavai žodį iš Viešpaties per kažkokį tarną ir Sara turės vaiką, jum toks palaiminimas, tas anas. Ir tu toks, ačiū, viso gero, brangiai sveteliai, keliaukit, kur jums reikia. Abraomas buvo protingas. Jis suprato, kad tuose žmonėse yra kažkas ir kad jis nori jos palydėti. Aš šiandieną kiekvieną iš jūsų kreipiuosi. Jeigu atradai Viešpaties išmintį, jeigu išgirdai remą, žodis iš dvasios, palydėk, kad pereitum į kitą lygį. Kas žaidžiat žaidimus, levelis pakyla, wow, brangieji dvasiai lygiai tas pats, visi angelai ploja ir džiaugiasi, kada levelis pakyla. O jis nekyla automatiškai. Ir štai parašyta, jis norėjo palydėti. Ir todėl, kad jis norėjo palydėti, žiūrėkit, ką rašo. Viešpats tarė, ar aš slėpsiu nuo Abraomo, ką ketinu daryti. Tai labai stipru. Dievas nenori slėpti nuo tavęs dalykų, kuriuos ketina daryti. Ir jeigu praeitą kartą aš jums sakiau, kad Dievas gali parodyti ateitį ir mes galime matyti, žinoti, išgirsti, tai šiandieną tik užtvirtinu tai. Dievas sako, ar aš slėpsiu nuo Abraomo. Brangiai, čia nesako, ar aš slėpsiu nuo minios. Čia netgi nerašo, ar aš slėpsiu nuo 1000 žmonių, bet čia sako, ar aš slėpsiu nuo vieno žmogaus. Ar šiandieną yra salėje tas vienas žmogus, kad Dievas žiūri tave ir sako, aš noriu tau pasakyti, ką aš ketinu daryti. Matote, ką mes ketinam daryti? Dievui kiekvieną dieną dūzgia melsis, šaunuoliai, mes mokam melstis. Tai tikrai nėra blogai. Bet kai Dievas, kurio netalpina nei dangus, nei žemė, nori žmogui vienam pasakyti, ką ketina daryti, tai galinga. Kas gali tą galingą Dievą taip paįtakoti, kad jis nori man pasakyti? O Dieve, tegul būsiu aš tas žmogus. Tegul tu atrasi mane. Ir sakysi, Tadai, tau noriu pasakyti.
Kornelija, noriu tau pasakyti. Vaidai, kreipiuosi į tave, aš neslėpsiu nuo tavęs, ką turiu pasakyti. Nes Dievas turi globalių dalykų. Jei mes akcentuosimės į mažus dalykėlius, šaunu, nuo mažų dalykų prasideda dideli. Bet Dievas nori, kad nuo mažo pervestum žvilgsnį prie didelio. Bet prieš tai padarant, kad tai padarytum, tu turi palydėti. Aš manau, kad šventa dvasia duos tavo apreiškimą, ką tai reiškia. Jokių būdų Abraomas negarbino angelų. Jokių būdų jis jiems netidavė kažkokio šlovės, kuri priklausytų viešpačiui. Mes žmonių negarbinam. Jie visi tik indai ir nieko savyje neturintis, ko Dievas būtų į juos neįdėjęs. Atimk iš jų tai, ką Dievas įdėjo, ir jie tiesiog molio gabalas. Visi mes tokie. Bet tai, kad jis į mus įdėjo, šiandieną turime ir esame tie, kas esame. Taigi, kada mes atrandame indą ir jeigu mes įžvalgus tame inde, kad aš noriu palydėti, nes tavy yra kažkas daugiau, Viešpats palaimins tave ir praplės tavo akiratį. Tų vyrų lūpose skambėjo žodis iš dangaus. Jei turi ryšį su Dievu, tu matysi daugiau negu tas, kas to ryšio neturi. Dvasinis pasaulis yra realus. Ir matote, būtent tada, kai jis nusprendė palydėti, pažiūrėkit, kas vyksta toliau. Jeigu jis sakytų, stop, ačiū brangieji, lauksim kitais metais, susidarė durytės, eina televizorių pasižiūrėti. Viskas tvarkoj. Draugas paskambino, reikia pasišnekėti. Facebook'e šiandien naujienų nespėjau pražiūrėti. Bet kai jis nusprendė padaryti žingsnį ir palydėti, pažiūrėkite, kas įvyksta. 19 eilutė, nes aš žinau, minutėlę. 20. Viešpats tarė, Sodomos ir Gomoros šauksmas yra garsus, o jų nuodėmė labai sunki. Aš sakiau, Dieve, manęs nedomina Vilnius, aš Mažeikiuose gyvenu. Bet Dievas sako, aš noriu su tavim dalintis. Aš noriu tau pasakyti, kas vyks toliau. Sodomos ir Gomoros šauksmas. Jūs įsivaizduojate, Dievas pradeda kalbėti tau, kuo jis gyvena ir ką jis masto. Tai yra daug aukštesnis lygis. Tai nėra tai, kad tik kūdikystė yra, kad Dieve, 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 tu mane klausyk, tu mane girdi, jo, girdi, gerai girdi. Čia yra kūdikystė. Bet branda yra, kada tau rūpi, ką Dievas dabar galvoja, kada tau rūpi, ką jis dabar nori daryti, kada tau rūpi, ką jisai pasakys ir ne apie tave. Kai išeinate čia melstis ir laukiat savo pranašystės, Dieve, man. Viskas gerai, vaikystė yra gražu, be jos nebūna brandos. Bet aš noriu pasakyti, kad išeini ir sakai, Viešpatie, kaip dėl mano tautos. Viešpatie, kaip dėl mano kaimyno. Viešpatie, o kaip aš mažeikietis, bet kaip dėl Vilniaus. Kai pradeda tau rūpėti kiti dalykai, rodo tavo brandą. Ir štai Dievas jam sako, Sodomos ir Gomoros šauksmas yra garsus, o jų nuodėmė labai sunki. Aš nusileisiu ir pažiūrėsiu, ar jų nusikaltimai atitinka šauksmą. Pasiekusi mane, jeigu ne, aš sužinosiu. Ir štai ateina žodis ir Abraomas gauna žodį apie Dievo ketinimus. Štai ta eilutė, argi aš slėpsiu nuo Abraomo. 22. Tie vyrai ėjo toliau. Žiūrėkit, o Abraomas pasiliko bestovys Viešpaties akivaizdai. Toje vietoje jaučiasi debesis. Tu gavai žodį ir tas žodis yra globalus. Jeigu iki tol galėjai girdėti, mane palaiminsi, jo, mane praturtinsi, jo, mane išgydysi, jo, bet dabar tu girdi, aš einu pasižiūrėti. Nuo savęs žvilgsnis atitraukiamas į globalius dalykus. Ir jis lieka stovėti ne todėl, kada jiems nebėra ko pasakyti, bet tai tiek stipru. Gal tai esate patyrę maldoje ar šlovinimo metu, kada tu gėdi, čia visi ploja, rėkia, čia tu ir gerdaisi, ir gavai žodį, visi dar šoka. Ir
tu tiesiog nebegali eiti, tu nebegali su jais lydėti jų, tu nebegali kartu. Nes tas žodis atėjo ir jis yra tiek stiprus, kad tu pasidarai kūne toks sunkus, norėtus dabar pargriūti ir gulėti, kiti taip ir padaro. Ir tu nebegali keltis nuo žemės, nes tas žodis, kuris atėjo, tu netgi dar įgarsinti jo normaliai negali įvilkti žodžius, bet tai tavo viduje ir tu suvoki, kad tavo dvasia supranta, ką kalba Dievas. Tai brangiai branda. Tai ne šiaip, Tėve mūsų, kurs esi danguje, tai puiku, neniekinu, tai yra nuostabu. Bet kviečiu į aukštesnius dalykus. Kviečiu į aukštesnius dalykus. Gerai yra gerti pieną, bet kai kurie iš jūsų jau seniai mokytojais turėtų būti, sako Paulius. Kviečiu jūs į didesnius dalykus. Nebe mažų dalykų didesnį, neperšokit. Nuo mažo prie didelio. Haleliuja. Ir štai jis lieka stovėti. Tai tokia būsena, kai debesis Dievo yra ant Abraomo. Skaitysiu toliau. Ir žiūrėkite, kokie klausimai Abraomo. 23 eilutė. Abraomas priartėjęs tarė. Žiūrėkit, 22 eilutė, tie vyrai ėjo toliau, o 23 eilutė sako, Abraomas priartėjęs tarė. Ar žinot, prie ko jis priartėjo? Vyrai nuėjo toliau. Indas duodamas tam, kad atvest prie Dievo, o ne tam, kad indą garbinti. Vyrai tie nuėjo toliau, Dievo žodį kalbėjo. Bet jis priartėjo prie ko? Prie Dievo. Per indą priartėjo prie Dievo. Ir tai nėra blogai. Aš toks pats savo. Na, pažiūriu internete, man nereik bažnyčios. Ne. Ir žiūrėkit, koks globalus klausimas. Ar sunaikinsi teisųjį kartu su nusikalteliu? Čia nebeskamba vėl iš naujo Viešpatie, kaip ten mano statyba, kaip ten mano versliukas, kaip ten viskas mano. Man Džesikutis laik, mano. Viskas, kas apie ją. Aš jai sakau, šiandieną lyja. Ar todėl, kad aš kažką nepadariau? Ta prasme, viskas vyksta tik todėl, kad jinai. Tai čia yra vaikystė. Aš sakau, ne, jeigu aš būnu, pavyzdžiui, nusiminus, mama, tu nusiminus todėl, kad aš nesakau. Jin galvoja, kad viskas dėl jos vyksta. Tai vaikystė. Bet štai Abraomas sako, ar sunaikinsi teisųjį kartu su nusikalteliu? Galbūt 50 teisiųjų yra mieste. Ir Abraomas pradeda kalbėti. Ir ateina iki Viešpats kalbasi su juo. Ir žiūrėkit, kas atsitinka. 30 eilutė, nesirūstink Viešpate, kad drįstu kalbėti, galbūt ten atsiras tik 30. Ir jis tiek drąsus, žiūrėkit, ką jis daro toliau. Išdrįsau Viešpate klausti, 31, galbūt ten atsiras 20. Ir paskui jis dar sako 10. Jeigu tu nori, kad tavo miestas liktų nesunaikintas, įsitikink, kad jame yra bent 10 tokių kaip Lotas. Nes kada Lotui teko išeiti, jų buvo nedaug, jų nebuvo 10. Degė jo mėgstamos parduotuvės, jo gatvės, sodai, kurios puoselėjo, į kurios savo rankomis galbūt sodino, gatvės, kuriomis vaikščiojo ir džiaugiasi. Viskas, kas buvo jam miela, viskas degė. Ir jeigu nori, kad tavo vietovė išliktų pastatyta, nesunaikinta, tavo miestas klestėtų, įsitikink, kad yra 10. Ir jeigu bus tie 10, Šventas raštas sako, nesunaikinsiu vietovės dėl tavęs ir tų 10. Nu, tu ir dar 9, turbūt aš taip suprantu. Kaip įsitikinti? Klausk Dievo. Bet iš kitos pusės. Šiandien kalbėjau apie Biblijas, Evangelijas dalinimą. Argi ne tokiu būdu sklinda Evangelija? Argi ne tokiu būdu mūsų daugiau?
Ir taip mūsų miestas gyvuoja. Ir kai aplink galbūt kažkas dreba, griūna, dega, tu žinai, kad tavo miestas, kurį tu taip myli, kuriame gyveni, išliks. Haleliuja. Ir tęskime toliau. Dievas kalbasi su Abraomu. Dievas nori kalbėti su tavimi. Ir žiūrėkit, čia sustosiu 33 eilutę. Viešpats baigęs kalbėti su Abraomu, nuėjo, o Abraomas sugrįžo į savo vietą. Gavai informaciją iš viešpatės ir tada tarsi sugrįžti į save. Ir tai, ką dabar pasakojau, visą tą eigą, ne šiaip iš knygos, tai patirta. Susitikimas per žmogų, prie viešpatės, per viešpatį gautas žodis, tave šokiruoja ir tu lieki debesyje ir po to pasikalbėjęs su Dievu, eini prie paskutinio tokio etapo, tau vis tiek tenka grįžti į savo namus. Negyvensi amžinai šlovinime, haleliuja, ferverkai dvasioje. Negyvensi visą laiką tokiam euforijoje, emocijų pakilty. Nurims garsai, nurims aidai ir tu grįši į kasdienybę, kurioje vaikui sakai nedaryk, o jis iš kur išmokai rodyti liežuvį, bažnyčiai kažkas parodė. Ir tu sugrįžti į tą kasdienybę. Bet kas pasikeitė? Viduj žodis. Yra klaida keisti išorę, nekeičiant vidaus. Bet jeigu keičiu vidų, išorė keisis automatiškai. Taip yra praktiškai patikrinta. Keiti čia, keičiasi išorė. Kai kurių girdėjau pamokslininkų sakančių, labai užsisukot čia su savo to šventėjimu. Truputį nukrypsiu ir grįšiu paskiau eisime į Jeremijos. Ir aš prisimenu 93-uosius, probudimo laiką. Kaip jis prasidėjo? Iš vidaus į išorę. Ne iš išorės prasidėjo. Kiti sako, nėra probudimo tik todėl, kad nieks neina evangelizuoti. Netiesa. Tikrai eina. Iš vidaus prasideda probudimas. Ir tada prisimenu savo dienas, man buvo gal 15-16. Laiką leisdavau. Pareini iš mokyklos. Mamit, aš pasimelst. Duris užsidarai. Ir maldoji. Išlendi, nieko nereik. Duris užsidarai, atsiverti, skaitai. Išbėgi, čia tai parašyta, mama, čia tai parašyta. Viskas gerai, galėjai toliau skaityti, nes mamai nenuostabu. Ir radau seną savo sąsiuvinį, kur apreiškimus rašiau būdama gal nuo 13. Ir skaitau ir galvoju, Dievas yra meilė. Ir toks apreiškimas, aš mama bėgu, tu įsivaizduoji, jis yra meilė. Ir tu visas, mama taip žiūri, nu jo. Dabar skaitau tą sąsiuvinuką ir suprantu, kad 2 + 2 = 4. Kaip tai gali būti? Ir tu visas toks. Bet šiandieną, brangiai, Dievas kviečia tave, kviečia mane. Yra platus dalykai, yra globalūs dalykai. Ar tu nori to? Ar būsi tu tas, kaip Mozė, užlipantis į kalną, kad pamatyti viešpaties šlovę ir sakyti, Dieve, parodyk man savo šlovę. Iš vidaus pasikeitimai darys išorinius pasikeitimus. Sakysiu, kada bus prabudimas? Galiu pasakyti, prabudimas prasideda čia. Ir kai čia prasidės prabudimas ir bus išoriai prabudimas. Ir viskas. Kaip prasidėjo prabudimas? Nuo uždaro kambario. Mažeikiuose nebuvo gyvos bažnyčios. Nuo uždaro kambario. Vienas meldės, kitas meldės. Paskiau gavom lydėvo kasetės, įsidedi, įsijungi, klausai, persukyk, suki, žiūri, jau nebeveikia, nes nusitrynė, kiek ten 100 kartų prasukta kasetė. Išsirašai kažką, bėgi kažkam, tu žinai, va ten taip pasakyta. Kaip vakaras, taip renkiesi, giesmės, žodis, liūdimas, eilės, giesmės, 12, reik miegoti, 6 keltis, kam į darbą, kas į naftą važiuoja. Ir štai pro šoną eina žmogus, sako, aš išgirdau, čia kažką čia gėdate, užėjo. Nu, prašom. Bute. Langas buvo praviras.
Kažkur prie turgaus kažkas išgirdo, sako, aš esu atėjęs iš turgaus ir nuo tų laikų esu čia. Dievas kviečia brandai. Visi periodai gražus. Eikim prie Jeremijos 33:3. Pažiūrėkime, ką rašo. Prabudimas prasidės nuo vidaus. Kiekvieno iš jūsų širdyse yra prabudimo raktas. Ne mano, ne vien pastoriaus, ne vien Kleopatros. Kiekvieno širdyje yra raktas į prabudimą. Ir jeigu jūs jį atrasite, jūs matysite tą šlovę, kokią norite matyti. Bent tokios mažos raidės radau. 862. 862. Paklausk kaimyno, dar nemiegi? Nemiegat. Tada gerai, nes vakar buvo vestuvės ir vėlai visi gulėmės. Ir todėl noris truputį miegoti, bet man nesinori. 862. Gerai, tai va, 3 skyrius, atsiprašau, 33 skyrius ir 3 eilutė būtų. Šį trečiadienį dalinaus pačioj pradžioj labai trumpai šitą, žiūrėkit, šaukis manęs, tai išklausysiu tave ir parodysiu tau didelių bei nesuvokiamų dalykų, apie kuriuos nieko nežinai. Yra dalykai, kurių tu dar nežinai. Būk tu 50 metų tikėjime, bet yra dalykų, kurių tu nežinai. Ir jūs ateinat, pavyzdžiui, čia kalbėti žodį, jūs sakot, viskas iškalbėta, netiesa jūs sakot, kartais aš viduje taip netiesa sakau, garsiai nesakau, tyliai savo. Nes nieks neiškalbėta. Yra parašyta, aš tau parodysiu nesuvokiamų dalykų, apie kuriuos nieko nežinai. Ir kas kartą, kai norite eiti pasidalinti žodžiu, užsidarykite kambarėlį ir sakyk, viešpatie, naktis prieš akį, bet aš neišeisiu, aš šauksiuosi tavęs, kol tu man duosi šitų dalykų, kokių tu ten prisislėpęs, parodysiu tau didelių, nesuvokiamų, apie kuriuos nieko nežinai. Dieve, ko aš dar nežinau? Kad aukot reikia žinau, ką melstis reikia žinau, ką nuodėmiauti irgi negalima žinau, kogi aš dar nežinau. Ir Dievas kalbės. Nėra taip, kad mes viską žinom. Būk tu 100 metų tikintis. Bet Dievas yra beribis. Ir aš, kai jums skaičiau Ekleziasto 3 skyrius, sako, Dievas įdėjo į širdį amžinybę ir žmogus yra ribotas ir Dievo negali suprasti nuo pradžios iki galo. Negalima apriepti, jame tiek turtų, tiek staigmenų. Ir kuo tu arčiau jo, kuo tu prie jo arčiau per maldą, per garbinimą, per mintis, per vaikščiojimą nuolat su jo, kada tu prie jo artėji, jisai tokius kaip ir toks, wow, dar šitaip gali būti. Tu tiesiog sužavėtas ir spirgi kokį žmogų vėl pasičiup ir žinai, va taip ir taip yra, tu atiduodi, jau geriau, jau nes taip džiaugies tai, kas tavo viduje. Žinote, patepimas ateina ne tik per maldą ir garbinimą, patepimas ateina per bendravimą, kai kalbam apie Dievą. Ir jeigu radai žmogų, pasičiupk, išliek tą patepimą, kuris tavo viduje ir paskui jau eik, ne tavo reikalas, toliau jau Dievas darbuojasi. Padaryk tai. Taigi Dievas sako, šaukis manęs. Iš tavęs netiek daug reikalaujama, šauktis. O kad šauktis reikia burną atvert, va taip. Nes kai kurie šaukėsi taip. Bet tada nebus naujų dalykų, vis seni ir seni. Atsiverti, va čia jau perskaičiu 3 kartus Jono Evangeliją, 4 kart Luko ir 5 kart Mato. Nieko naujo nėra. Ir raidės tos pačios, va ir skyriai net nepasikeitė per naktį, lūčių toks pat kiekis. Ne, viešpatie, tai ne man. Brangieji, Dievas turi tokią gelmę tau. Jis ieško žmogaus, sako, aš nuo Abraomo neslėpsiu. Ieško tavęs, jis nori atverti tau tą gelmę. Aš šiandieną kviečiu į gilesnius dalykus, nenoriu kažko išmokinti, aš noriu tik sužadinti, sujudinti ir sakyti, aš šiandieną grįšiu, Dieve, atverk man tos dalykus, aš noriu mąstyti apie tai, aš noriu vaikščioti, aš noriu pažinti dvasinį pasaulį ir galų gale, kad kūnas man netrukdytų, tegu jis sau būna, bet kad aš galėčiau su viešpačiu kontaktuoti taip gyvai, kaip su kaimynu, kaip matau juos šiandien čia sėdinčius, taip viešpati prieš savo veidą sėdinti, kad aš kaip Mozė lipdamas į kalną, sakyčiau, viešpatė, rodyk man savo šlovę. Ir Dievas sako, okei, pridengia su ranka ir tu matai iš nugaros. Tai taip stipru. Brangiai, tai įmanoma. Kai kurie sakysite, čia kartą buvo Biblijai, brangiai, neberašom knygų, nes jų gausybė mus išvargintų. Kiek stebuklų Dievas daro mūsų gyvenimuose. Kiek nuostabiai jis apsireiškia. Kviečiu šiandien giliau. Haleliuja. Ir pereisiu prie paskutinės savo rašto vietos. Manau, stipriai nenuvarginau. Ekleziasto 8,
6:7. Ekleziasto 8. Ir 6-7 eilutės, pažiūrėkim, ką rašo. Kiekvienam dalykui yra laikas ir sprendimas, tačiau žmogui tai didelis vargas, nes nė vienas nežino, kas bus ir kada tai įvyks. Sakysiu, tai kaip tu sakai, kad mes galim žinoti ateitį, bet čia parašta, kad nei vienas nežino. Bet Dievas tai žino. Ir jis nori Abraomui pasakyti, šiandieną tu Abraomu čia sėdė ohoho, ir jis nori pasakyti. Čia tik tai žmogus nei vienas nežino, tas, kur Dievo nepažįsta, ten gatvėje, bet kuris sustabdyk ir sakyk, ar žinai ateitį? Kas aš tau, ekstrasensas? O gal nori man paburti? O mes demoniškais dalykais neužsiemam. Nė vienas nežino tas, kuris neturi ryšio su Dievu, tas, kuris neturi viešpatės savo širdie, tas, kuris neturi šventosios dvasios viduje. Nė vienas tas nežino. Ir dėl to sakoma, kad yra didelis vargas. Įsivaizduokite, ryte atsikėlį turėjai kažkur važiuoti, bet tau neduoda ramybės vidinis sapnas, kad nevažiuok. Ir jeigu nepaklausysi, gali bandyti. Bet aš paklausyčiau. Nes Dievas kalba savo pateptajam, kalba Dievo vaikams. Kiekvienam dalykui yra laikas ir sprendimas. Ir aš išskiriu 2 dalykus. Pirmas yra laikas ir antras yra sprendimas. Ir mano klaida buvo, kad aš dažniausiai Dievo klausdavau laiko, bet neklausdavau sprendimo. Ir šiandieną noriu tiesiog užakcentuoti jums tai. Taip, aš pati nežinau, Dievas man atvėrė, bet jeigu jis kalba apie laiką, antras mano klausimas turi būti Dievui, koks sprendimas. Pavyzdžiui, aš jums praeitą kartą kalbėjau pavyzdį, kai meldžiausi už Liudą, kuri žinome, kad numirė. Ir kai gavau žodį, kad iki laiko ir termino. Bet aš nebeklausiau Dievo, o koks sprendimas? Nes pas Dievą viskas užrašyta. Ir kai kitą dieną ji numirė, aš tokia nesupratau, Dieve, tu sakai iki laiko ir termino, ir aš, aišku, savo buvau pasisakius, kad ji pagis. O kai jin ryte jau pasako, kad numirė, aš tokia šokė vėl einu maldoje ir suprantu, kad aš pridėjau. Pasakė, o sprendimo Dievo neklausiau. Turime klausti 2 dalykus. Viešpatie, koks yra laikas? Ir Dieve, koks yra tavo sprendimas, nes mes tavo žmonės. Ne mes tą sprendimą kažkaip tai paitakojame. Mes turime draugą, mes turime Dievą. Kuo šiandien paskutinėmis dienomis gyvenu? Kaip sakė Jonas Krikštytojas, sako, jam augti, o man mažėti, tai prašau Dievo, kad visame mano gyvenime augtų dvasiniai dalykai ir visi kūniški dalykai eitų į antrą planą. Kad dvasinis pasaulis taptų stipriai realesnis, kad sugebėčiau daugiau ir daugiau iš jo gauti teisingą informaciją. Jau čia būdami kūne mes mokomės kontaktuoti su dvasiniu pasauliu. Todėl jei jūsų širdyje tiesiog atsišauks prašyti viešpatę, gausink kontaktą su tavim, tą gamtinį kontaktą, kai tu realiai girdi Dievą, gausink ir viešpats padarys didelių dalykų. Matote, šiaip, jeigu dėl religijos ar išsigelbėjimų jūs visi išgelbėti, mes ne apie tai kalbam šiandien. Bet ar tave tenkina tas ryšys su Dievu, koks šiai dienai yra? Ar telefonu dažniau kalbiesi su žmonėmis negu su juo? Maldoje su juo. Dievas neturi telefono. Jam nereikia telefono. Ir jis kalba taip greitai. Ir yra informacija. Va taip ir yra informacija. Ir tu stovi ir galvoji, tai nuostabu, ką tu darai. Ir tada pagarbink jį, šaukštink jį. Klausyk savo vidaus. Nes kartais ateina mintis ir tu sakai, aš neatskiriu, ar jos Dievo ar mano. Jeigu mintis prieštarauja šventam raštui, atmetam ją. Jeigu mintis neprieštarauja šventam raštui,
ir niekaip galbūt ji nėra pagrista raštu, bet ji tiesiog atsiklaupk, atsisėsk, tai nėra nuodėmė. Jei atėjo mintis, padaryk. Man gėda, kaip aš dabar, man mintis su vėliava čia išbėgt mojot. Man gėda, Dieve, ką tu sakai? Padaryk tai. Vėl mintis, nei iš šio, nei iš to, iš kažkur ten stovėjai ir tiesiog, padėk ranką ant to žmogaus. Man gėda, ne, Dieve, aš to nedarysiu. Jeigu tu mažų dalykų nepradėsi daryti, prie didelių neprieisi. Pradėk daryti mažus dalykus. Mokykis klausyti savo vidaus, nes Viešpats tikrina mažose dalykuose. Bet jeigu tu nebūdite savo vidumi ir nedarai tai, ką girdi, kad ir tavo tai mintis būtų, svarbu nenuodėmė, daryk. Ir Dievas matydamas, kad tu esi ištikimas mažose dalykuose, kvies tave į didesnius dalykus. Halleluja. Kviesi didesnius dalykus. Taigi, šaukis manęs ir aš išklausysiu. Ir eisiu į pabaigą. Ekleziastas sako, 3 skyriuje nuo 1 eilutės, pabaigai yra laikas. Kai kas to laiko jau nebeturi. Jūs sakysite, bet man tik 20. Vienas jaunuolis, kuris mokėsi su manim Biblijos mokykloje, sakau, man tada buvo 16, pasiekė mane žinia, kad jam 25, jis tiesiog važiavo į Biblijos mokyklą ir sėdėjo viešajam transporte. Kai atsisėdo, kad važiuoti į Biblijos mokyklą, jis nebeatsikėlė, nes jam sustojo širdis. Mes nežinome, bet kol yra laikas. Ir visai tas laikas neskirtas tam, kad dar turiu laiko, tai dar šito kino neperžiūrėjau, to ir ano. Nėra blogai pažiūrėti kino, viskas tvarkoja. O tu matėjai, ar tu žinai apie naujausius telefonus, gal ir nežinau. Gal ir žinau, tai nėra blogai. Bet Ekleziastas sako, yra laikas. Tam ir tam. Tam ir tam. Kviečiu į balansą. Kai kurie iš jūsų peržiūrėkite nuo šiandien savo dieną. Kur iššvaistėt laiką? Ką veikėte? Nėra blogai tiesiog pasėdėti prie lango, pažiūrėti į žalumą, pasidžiaugti Dievu kūrėju. Nėra blogai pasiklausyti paukščių, bet pagalvok, kai vakare sakai, aš to, nuo 3, 4 nesuspėjau, o gal tau nereikia to? Dar tu turi laiko. Ir tegul šiandieną šventoji dvasia kiekvienam parodo asmeniškai, kad čia mano sesė, čia mano broli, čia mano dukra, čia mano sūnau, pasitvarkyk. Nes tavo 12 valandų per parą sėdėjimas vien tik prie serialo, kuris turi 100 serijų, ir stengimasis jos peržiūrėti kuo greičiau, tikrai nepriartins prie Dievo karalystės. Pasižiūrėti reikia. Bet noriu, kad susitvarkytume laiką. Nes Dievas sako, dar yra laikas, o kažkam nebe. Aš prisipažinsiu, niekada negalvojau, kad taip greit sulauksiu savo amžiaus, kokiam esu. Ir man atrodė, kad visą laiką man bus 12, 13, 15. Ir žiūrėdavau į vyresnio amžiaus žmonės ir galvodavau, turbūt jie gyvena kokius 500 metų. Tokius mintis galvoju, bet tai man tikrai negrėsia. Jeigu Viešpats palaimins tave ilgaamžiškumu, tegul tos dienos būna dėl Dievo. Tegul tu turtingas ateisi į Dievo karalystę. Tegul vertybės būna dangus. Vertybės dangus. Šiandieną kiekvienam linkiu, kad to laiko būtų daugiau. Žiūrėkit, pagrokit. Kad daugiau būtų to laiko kiekvienam. Bet ne tam, kad paminėsiu peržiūrėti serialą. Jeigu daugiau laiko skiri prie veidrodžio, negu mąstydamas apie Viešpatį, ar ugdydamasis jo dvasioje, nėra gerai. Kviečiu į brandą. Jeigu pamilsi visą širdimi Viešpatį ir jo žodį, iš bet kokio dugno, iš bet kokio sunkumo, jis tave taip kels ir tu džiaugsiesi matydamas jo darbus.
praeisi bet ką, praeisi vandenį, praeisi ugnį, bet tu taip džiaugsiesi. Ir sakysi, aš buvau ten. Matai brolį verkiantį, man taip nutiko, o tu sakai, aš buvau ten. Tu į tave žiūrint taip netrodo. Matai sesę, kuri pajuodus iš skausmo. Ir prieini ir sakai, aš buvau ten. Ką? Bet į tave žiūrint atrodo, tu vis atskraidai padebesiais. Tai nesąmonė, kaip taip gali būti? Ryšys su Dievu tave taip stipriai atkelia. Taip stipriai atstatydina. Kaip Paulius sako, pamirždamas, kas buvau praeitį. Aš veržiuosi į priekį, aš grumiuosi. Tai yra pastangos. Dieve, nuo šiandien aš noriu daugiau. Nuo šiandien noriu daugiau. Ir visa, kas trukdo, tegu pasitraukia. Tai yra sprendimas. Aš noriu daugiau. Kada nutils garsai, kada liksiu vienas. Kada jau atsigulsiu gal į lovą ir norėsiu paskaityti ir atrodo miegas kovos su manimi, bet noriu daugiau. Vėl ieškoti tavęs mintimis, vėl verštis prie tavęs ir sakyti, Dieve, paimk mane visą. Paimk, kiek gali. Daugiau. Ir jeigu dar kažkas trukdo, kažkokie mano įsivaizdavimai, kažkokios formos, kurias pasodino į mano smegenis dar vaikystėje, patrauk tai iš manęs. Keisk. Tegul pasikeičia. Noriu daugiau. Tegul mano šešėlis gydys ligonius. Tegul mano akis matys angelus, kaip Jokūbas, kad užlipančius ir nulipančius. Tegul ateis tie 3 vyrai, kur Abraomą aplankė. Tegul lipsiu į kalną, kaip Mozė, ir nusileisiu švytinčių veidų. Ir kai mąstai apie tai, viskas netenka prasmės. Viskas yra šaslamas, kaip sako Paulius. Tai yra šiukšlės. Esi vienas ir vienintelis ir pasiliksi vienas, dangus ir žemė bus sunaikinti, bet pasiliksi vienas. Ir tie, kas buvo tavyje, išliks. Kas nepasiliko tavyje, pražus. Todėl aš pasistengsiu įšokti į Nojaus arką. Ir iš jos neišlipti, kol lauks manęs amžinybė. With prosper nebėlė ravonteris satikėjai. Hadėjo vodris sampra for a vodris per general ravonteris satikėjai. Jei neteisingai išvaistai laiką, sakyk, Dieve, atleisk. Aš susitvarkysiu, tik padėk man, nes gali nebūti jėgų, valios, pastangų neužtekt, gali padėk. Po truputį galbūt, gal ne viską iš karto. Galbūt šiandien grįžęs tik baldus perstumdysiu ir jausiuosi jau kažką pakeitęs. Gal išsitvarkysiu savo seną jovalą, kokį buvau susivertęs. Galbūt tai bus regimi pradžiai dalykai, bet žinau, kad kvieti daugiau, aukščiau. Tegul mano namuose dažniau bus įjungta giesmė, tegul dažniau skambės patys nuostabiausi ritmai iš Dievo dvasios. What bees brast the fire, what bella compressing, and who the lar spirit sent for a gather came. To many expressed the cane, dressed for a white dollar, seven the bottle of kind. And your Lord the white dress, pure spare a fine last main, and the to be desperate same. Guitar over a potis, the pentrest found the sign of raspers, Kibeja space. And when I want to kind, I don't want to guess the rest of phony less more time to go in time. I saw no need for was a mess and need a wall. Down one eyes and I, to an eyes of all in Casapa, Adika, to me never love. Pitigatul ko, udi mispresti kedi ato, wariatati koteloris.
sono buona many blessed Maria, Seria. In all I want again, and I say, Nia Lord, honey, I love you, Saint, what do you love? Hallelujah.